Sveiki visi, kas sugrįžtat į mano YouTube kanalą, o kas čia pirmas sykį, tai sveiki atvykę. Tikiuosi jums patiks čia mano video ir šiandien aš jums turiu ne ką kito, o didžiulį Sheino haulą, kurio tikrai nebūčiau sutalpinusi TikToką, todėl jį filmuosiu čia. Važiuoju. Ir pirmas dalykas, kurį matote čia pakabinta, nes ant manęs, kai buvau pasikabinus, šiek tiek garsas kažkaip keistai girdėjos, nes man dar reiks tikrai pasižaisti su juo. Tai čia yra mikrofonas, filmuoti būtent video ir TikTokam naudoti norėsiu ir YouTube video. Čia yra, turiu 2 mikrofonus, kad jeigu filmuosiu kad nors su sužadėtiniu video, bet dabar norėjau tiesiog pamėginti, kaip tas garsas bus, ar geresnis, ar blogesnis, būtinai man parašykit. O jeigu bus blogesnis negu praeitam video, nes praeitam tiesiog naudojau telefono kamerą ir mikrofoną, tai pasakykit, gal tuomet tiesiog filmuoti be mikrofono, o jau kas žinot, kaip gal suderinti tos mikrofonus geriau reikia ar kažką, irgi duokit žinot, nes man labai bus įdomu, ar čia pagerės kokybė video nuo šito mikrofono ar ne. Kas yra su to mikrofonu, aš nežinau, kokiu garsu man reikia tiksliai šnekėti, nes kai buvau truputėlį labiau excited ir garsiau pamėginau šnekėti, tai ar garsiai, ta prasme, iššauna per mikrofoną tas garsas, tai aš nežinau, tikiuosi viskas tiks, jeigu netiks, sakau, palikit būtinai savo atsiliepimus apie tos video, nes man tikrai įdomu bus save tobulinti ir visą kitą, bet dabar tiesiog pamėginsiu pirmą šitą video su mikrofonu šito nufilmuoti. O dabar tiesiog pradėkim. Aš pasiėmiau kavytės, nes galvojau, kad gali man gerklė išdžiūt tiek viską, kol rodysiu, sakysiu, tai pasiėmiau truputėlį gėrimo. Tiesiog pradedam haulą Sheino, pagaliau. Tai pirmas dalykas, kurį čia pamačiau, yra toks sūkurys, net nežinau kaip vadinti, tiesiog čia yra plėvelė, kuri langus truputėlį užblūrina, kad negalėtum taip ryškiai matyti per langus, nes aš balkone turiu bėgtakį, bet kai ant jo užlipi, tu būni labai aukštai, tai viskas per balkoną matosi, tai aš šiek tiek, kadangi tokia su nerimais visokiais, tai tiesiog norėčiau, kad nematytų manęs niekas, kai aš ten to bėgtakio einu ar bėgu, tai tiesiog man plėvelė tokia užsidengti keliems truputėlį langams labai pravers, nes aš net namuose savo nenoriu net per langus būti pamatyta, man ant tiek yra ta tokia anxiety, kaip sakoma, tai dėl to tą plėvelę ir pasiėmiau. Atsiprašau, vėl buvau sustabdžius video, nes tiesiog man yra panika, kad kažkaip netaip su to mikrofonu šneku ar kažkas netaip įsirašo, tai atsiprašau iškart, dabar stengsiuosi nebestabdyti, o tiesiog ištisai kalbėti apie daiktus. Tai kitas dalykas yra, šitą kadangi pirmiau paėmiau, yra toks plaukam. Manau, kas domitės, žiūrite ar TikTok'e, ar kur apie plaukus, tokį dalykėlį būsite matę. Tai tiesiog įsipili į vidų, į buteliuką šitokį, kokį mišinį pasidarai plaukam ir tuomet su paspaudimu labai lengvai išbėga pro šaknis gali, ar tai aliejuką, ar tai kažkokį užpilą, kai būna plaukam, ar ten rozmarino arbatą, rozmarinai, lietuviškai. Dabar galvoju, ar taip, liktais toks žodis. Toliau, ką turiu, tai tiesiog plauti tam šluotai plovimo nauja šluostė, bet aš nežinau, ar čia tikrai tokio dydžio, kokio man reikia šluostį palei viską. Tai lygiai tokia pati buvo parodyta šluota kaip mano, bet žinot, jos būna skiriasi šiek tiek dydžiais, bet palei šitos, tai pas mane irgi 3 yra tokie įsistum, tai, aš tikiuosi, kad tiks, pasižiūrėti reikės dar dėl viso pikto. Galėsiu pasakyti, ar tinka ar ne. Toliau, kitas dalykėlis, ieškau savo peiliuko. Tai čia yra lūpų kaukės, aš jau matau, nes per vlogmas, kai tik tokią dariau, tai buvau gavusi iš kalendoriaus Douglaso kūkyčių lūpų. Tai man labai patiko, kaip mano lūpos reagavo į tas kaukės. Tai radau Sheine ir galvoju, visai gerai būtų pamėginti kaukytę Sheino. Tai tiesiog čia yra 20 pakuočių lūpų kaukio, nes man su lūpom labai prasta situacija dėl vaistų, kuriuos aš naudoju. Ir šiaip pas mane visą laiką tik žiema
ir mano lūpos nebežino, kaip reaguoti į visą aplinką ir tiesiog žiauriai išsausėja. Gerai, kodėl aš nesugebu atidaryti šito paketo. Tai nes noriu pasižiūrėti, kaip atrodo tie lūpų kaukytės. O jėtus kiek pripakuota. Ai, nu jo. Tiesiog, vat. Lūpų kaukės ir taip čia yra 20 tokių. Tai aš įsidėsiu kelias į savo šaldytuviuką skincare ir turėsiu vis panaudosiu, kai man bus blogiau su lūpytėm. Sustabdžiau video, nuėjau patikrinti, ar tinka šluostė. Mano šluotai tai tinka. Tai sukses pirkinys. Toliau kitas dalykas mano vaikinui. Tai čia yra toks pasikabinti po stalu. Susidėti laidam visokiem ar tiem prailgintojams. Tiesiog taip pasikabina po stalu. Čia yra tokie stripai. Pasikabina po stalu ir susideda laidai ir prailgintojai. Toliau šitas dalykės buvo labai pigus. Čia yra, žinot, kaip būna tiesiog tašėsi nešiotis supakuoti tokie maišeliai. Tai čia yra toks maišelis, kurį aš dabar galvoju, kaip jį reikės čia pakuoti. Kaip jis čia supakuotas, nematau, kur prasideda. Palaukit, jis tiesiog turbūt taip išsiems taip. Išsiema ir yra maišelis, tiesiog kažką parduotuvėje nusipirki, bam, maišelis. O kai, ir šitas įsideda į vidų toks papildomas skyrius, o kai noriu supakuoti, tiesiog vėl atgal sukiši šitą dalykėlę. Aišku, čia reikės išmokti man, kaip gražiai suvinioti jį, kad atgal sukišti į tą kišenėlę. Ir labas Pūki, pirmas Pūkio pasirodymas YouTube video ir Bela žiūriu. Yra, tai abu katinai video mano. Be to, nekreipkite dėmesį, čia yra mano pleistras nuo spogų, nes aš turiu labai bjaurų spogą ant nosies. Tai tiesiog priimkit mane su tuo spogu, nes tiesiog man ilgai nebuvo jokio spogo iš vis tokioj vietoj ir jeigu nežinot, tai šita vieta veido toks trikampis vadinamas mirties trikampiu, nes čia negalima spaudyti spogų, nes galima prisidaryti daug problemų, jeigu spaudysit čia spogus ir panašiai, tai nespaudykit, jeigu čia turit spogų. Tai sakau, man ilgą laiką nebuvo niekur čia spogų ir dabar atsirado nosies iš visų vietų ant nosies. Gerai, toliau einam. Toliau yra tokie 3 kamuoliukai. Čia yra kamuoliukai į džiovyklę. Tiesiog, kad jie padėtų, kaip pasakyti, išdžiovinti daiktus, pramėtyti. Ir šitos dalykų man prireikė, kai džiovinau striukę su pūkais. Ir žinot, ją turi gerai išmėtyti, o kadangi dedi ją vieną ir taip gerai jos neišmėto, tai tiesiog pagalvojau, kad man reikia džiovyklės tų būtent kamuoliukų, nes tikrai prireikiantis dalykas. Gerai, toliau matau nagų, ne vienus, tai tiesiog matau 4, nežinau ar daugiau, matau 5, nežinau ar daugiau sakiaus ar ne, bet tiesiog parodysiu iškart visus į vieną temą. Tai pirmi yra tokie su bučinukais, čia tokie kvadratiniai, labai gražus, toliau tokie paprastesni rožiniai, tiesiog man gražus tokie pasirodė pasteliniai. Toliau šitie labai faini, tik tais nežinau, kad tos širdutės bus tokios iškilios, nes bijau, kad gali nukrist, bet šiaip žiauriai cute atrodo. Šitų aš labai norėjau, nes man jie tokie cute pasirodė su mažais tokiais drugeliais, kas čia dar yra drugelis, boružė, bet kas man patiko nuotraukose, dabar gal nelabai matosi, kad yra padarytas toks lyg imitacija tavo tikro nago. Tai manau, jie užsiklijavus atrodys tokie, lyg tu būtum ant savo nago pasidaręs tą dizainą. Tai man tas patiko. Ir paskutiniai, jeigu paskutiniai, nes nepamenu, kiek sakiaus nagų, yra šitokie su braškėmis. Tai šitie man labiausiai gal net patiko. Ir galvoju dabar ta daina, bet tiksliai nepamenu, bet kažkas būdavo, aš turiu mergytę, kuri kvepia braškėm. Kažkas tokia buvo, tokia daina, iškėlęs žvaigždė. Mino gal dainuoja? Nežinau. O, šičia yra dovana išeina, nes kadangi už tokią sumą pirkau, kad priklausė man dovana, tai yra tiesiog plaukų rankšluostis. Ir šį kartą, kas man patiko, kad gero dydžio, nes kažkada buvau pirkus tiesiog rankšluostį plaukam išeina, tai buvo per pus gal mažesnis, tai buvo negerai, o šitas gan ilgas, tai turėtų mano plaukam
būti gerai, nes mano plaukai jau dabar gan ilgoki yra. Gerai, man čia daiktai netelpa, aš truputėlį mesiu į galą, tai nekreipkit, kad ten mėtysis, tiesiog žinokit, kad aš padėjau ten, padėjau, pamečiau. Kitas dalykas, aš šito labai laukiau, nežinau, kad bus toks ryškus. Žinot, kai valot grindis ar tiesiog tvarkotės namus ir atrodo vaikštai su tom tapkėm, vėliau tos tapkės gali būti purvinos ir panašiai, tai čia tiesiog užsidėti tokie, kaip plaunate grindis, žiauriai cool dalykas. Turėjau sustabdyti video, nes mano katinas Pūkis, kuris čia buvo, atidarinėjo šiukšlinę, nes jisai visą laiką atidarinėjo šiukšlinę ir turėjau jį varyti sustabdyti, bet kaip tik yra dabar dalykas, kurį pirkau būtent dėl šios problemos. Ir kas svarbiausia, wow, aš negaliu patikėti, kad viena spalva atitiko man žiauriai mano virtuvės spalva, bet čia yra tiesiog vaikų apsauga, kad netidarinėtų spintelio, bet labai gerai ir kad nam tinka, tai tiesiog įspaudi ir atsidarys. Šitą užkabini, užsidaro, va taip čia, užsidaro, įlenda, palaukit, pati dabar nemoku, kaip vaikas, nerimtai, nejuokauju. Kodėl neįlenda atgal? Kas čia vyksta? Palaukit. Ar reikia ai ne, įlenda. Nu, žodžiu, tą paspaudė ir išslenka. Tai, kad netidarinėtų jisai to šiukšlinės mum, nes būna, kad grįžti namo, jeigu pamiršai užstumti su kėde, tai visa šiukšlinė ant žemės tiesiog. Tai čia yra net 4, jeigu kažkur dar darinės, galės irgi uždaryti, bet labai patogus dalykėlis. Kavos pertraukėlė, bet to galėjau priekį pasakyti video, bet ilgas video turbūt bus, tai galėjot pasiimti kokios kavytės ar batytės, kažko užsnekinti ir tiesiog žiūrėti kartu, kaip aš čia pakuoju, žiūriu, ką gavau ir kažką irgi gerti ar kramsnot jūs galėjot. Gerai, toliau turiu šitokį laidą, bet aš vakar, kadangi gavau šitą siuntą, bet iki šiandien norėjau, kad nufilmuoti, nežiūrėjau viską, bet šitas laidas buvo ant viršaus. Ir aš pastebėjau, kad man atsiuntė ne iPhone laidą, o Type-C laidą. Ir turbūt ten buvo prieš tai iPhone, bet man kai siuntė, turbūt, kaip pasakyti, ką aš mėginu čia pasakyti. Norėjau pasakyti, kad iPhone nauji taigi yra su Type-C. Tai gal ten iPhone buvo parašyta, bet turėjau įsiskaityti, kad iPhone gal 15, nes man rodos tie nauji yra su Type-C. Bet ne problema, mano vaikinas tikrai ras, kur panaudoti šitą laidą. Šiaip tas laidas turėjo būti skirtas man į mašiną telefonui krauti, nes mano laidas, kuris yra mašinai, tiesiog sugedo. Nežinau, kaip būna su laidais. Toliau ką turim? O, turim plaukams sagę, kuri kainavo labai man nedaug, nes kai kurios dalykus aš čia pasiėmiau, kai šiai nebūna tos tokios, nežinau kaip ten jie pavadina, bet tokie akcijos, kurios ten tik dieną trunka. Ir gali grinai prieš susisakymą peržiūrėti, ten būna už centus prekės, tai čia gal 50 centų kainavo man šita sagė balta, bet žiauriai. Jūt spalva žiauriai. Tai tikrai bus panaudota, nes man tokios sagės patinka. Aš nežinau, ką su plaukais daryti. Atsiprašau, jeigu aš dažnai liečiu plaukus, bet tiesiog čia mano tokia, kaip pasakyti, įprotis mano. Gerai, ne, nepatinka taip. Taip gal. Nežinau, ką daryti su plaukais. Atsiprašau, bet kartais, žinot, kai žiūri į save ir pačiai nepatinka, tai man šiandien ta diena, bet nekreipi dėmesio tiesiog. Gerai, toliau ką turim. Ok, čia turėjo būti vienas. Čia turėjo tiesiog būti vienas. Man visus 6 atsiuntė. Čia yra įtašę tiesiog, kad turėtum tušinuką visą laiką. Va, tušinukas išsiema. Ir aš norėjau tiesiog turėti tašę vieną. Ir aš maniau, kad vieną atsiūs belė kokios spalvos, o visus 6 atsiuntė. Nu, tikrai bus panaudota. Gerai, kad tiek atsiuntė, aš tiesiog nesitikėjau. Gerai, žiūrim, ką turim toliau. Čia yra toks, kaip pasakyti, USB susikiš daugiau ir gali išjungti tuos USB. Žodžiu, USB tampa 4 USB. Ir gali juos išjungti palei, kaip pasakyti, ką tu tada naudoji. Aš maniau, kad čia panaudosiu, bet nežinau dabar, nes aš pagalvojau, kad čia švies. O naktį man nepatinka, kai kažkas šviečia. Kur man nereikia, man patinka tamsa, tai nežinau, ar naudosiu, bet jeigu ne aš naudosiu, vaikinas prie kompiuterio tikrai panaudosiu. Gerai, žiūrim, ką turim toliau. Čia yra mano jau antras iki perkamas dalykas, tai tokios gumytės tiesiog paprastos, šiek tiek storesnės.
mažos gumytės, tai kai aš darau visokius kokias nors mažas kasytes ar kažką, tai aš tokias naudoju būtent gumytės, nes jos per matomos, man kažkaip labai gražiai atrodo ant plaukų, taip labai sutinka gerai. Ką toliau turim? O, čia yra dulkių kas, kaip pavadinti tokį. Dulkiam tiesiog nuvalyti, pabraukti ir išsitiesia taip, kaip matot. Tiesiog, kad kai reikia kažką, norėčiau panaudoti tokį žodį kaip nudulkinti, bet man atrodo, kad visiškai ne į temą čia. Tiesiog, kai reikia dulkės pašluoti. O, nu čia pakarpyti reikės, nes matot visur išlindę, bet tiesiog galvoju, patogus bus toks dalykas, kai kažką reikia taip apvalyti, nes neturėjau nieko tokio, tai bus panaudota būtinai. Ką toliau turime maiše? Ką toliau turime? O, labai reikalingas dalykas, 112 tų pleistrų ant spogų žvaigždutės formos, tokių kaip šitas, nes aš pradėjau juos naudoti, man gan patinka, tikrai būna ištraukę iš to spogo, bet reikia truputėlį tą spogą jau pradaryti, kad ištrauktų, bent man tai būna dažniausiai, bet tikrai geras dalykas, arba kai reikia paslėpti spogą, tai žiauriai gerai, o čia dar plus tiek daug jų, tai iškart į priekį, kaip sakoma. Čia yra tokia paletė, nežinau kaip pavadinti, kur gali sumaišyti makiažą savo ar kažką, ar lūpdažius ar kažką, nes aš turėjau tokį mažesnį, bet kai aš krausčiaus, aš palikau praeitam bute kažkur tiesiog. Nes jį sunku pamatyti, nes čia ta plėvelė nusiema ir tampa jis toks per matomas. Tai kažkur dingo man tiesiog, tai turėsiu dabar naują, bet čia sakau, čia centai iš vis kainuoja centai tokie dalykai. Toliau vėl nusipirkau nagam užsidėti dildės, 4 pusės, tai čia būtent aš su jom nušlifuoju, kai reikia prieš padėjimąsi nagų. Gerai, toliau žiūrim. O, kitas dalykas, kurį sakiaus į tašę, šitas bent jau vienas atėjo, o ne 6 kaip anie. Bet čia turėtų būti palei viską tokios kaip žirklutės. Liktais, jeigu gerai pamenu, nes galvoju, būna, kad prireikia kažko aštraus ar kažko tašį ir nieko neturiu. Va. Čia yra žirklutės. Palaukit, kaip jos čia. Čia yra žirklės. Tiesiog naudoti, kai reikia kažkur, turėsiu žirklės, ar ten kažką atidaryti, ar dar kažką, tiesiog mašinai pravers. Ir mašinai ir tašiai turėti tiesiog pravers, tai turėsiu nešiotis. Dabar turėsiu tušinuką ir žirklės. Tai su manim nežaiskit, aš turiu tušinuką ir žirklės tašiai. Gerai, žiūrim toliau. Kas čia? Pirmas dalykas, kurio nežinau, kas čia. Kas čia bus? Čia yra galvai plaukam užsidengti tokia šilkinė kepuraitė, bet turi šitą, kad galėtum užsidaryti kiek tau reikia, nes aš turiu paprastą juodą ir jinai man būna naktį nuslenka, nes jinai išsitampia tiesiog šitoj vietoj ir man nuslenka, o čia tiesiog susikišiu visus plaukus ir užsitrauksi kiek tau reikia. Žiauriai gerai ir žiauriai graži rožinė spalva ir vidus, va matot koks. Gerai. Labai patenkinta ir šitos net jausmas toks malonesnis. Na, aišku, čia nebus tikras šilkas ar kažkas, bet maloni žiauriai kepuraitė, žiauriai. Gerai, žiūrim toliau, ką turim. Pincetai. Pincetų man reikėjo, nes mano pincetai, nežinau, kas jiems nutinka, bet tiesiog nebesugrebė gerai plaukų. O apie šitos buvo daug gerų atsiliepimų, kad čia daug skirtingų formų tokių. Ir plonesnis, ir toks kampu, ir panašiai, ir paprasti. Ir, atrodo, kad geras užsidarimas. Tai tiesiog, kai reikia antakiam pasipešiot ar dar kažkam, tai dabar turėsiu net 4 skirtingų formyčių. Gerai, žiūrim, ką turim toliau. Telefono dėkliukas. Dėl šito galvojau, nes šiaip galvojau, kad reikia neturėti per daug telefono dėkliukų ir visą kitą, bet šitas man labai patraukė akį, plus buvo labai pigus, bet buvo atsiliepimų gerų. Aha, jisai atėjo man biški sulenktas čia, bet gal išsitiesins, kai telefonas įsikiš, bet man būtent patiko spalva, tokia, kad kreminė šiek tiek,
su mėlynu, mano telefonas be to pats yra mėlynas, o Pūkis atėjo pavosti daiktų, tai aš manau, kad man turėtų būti gražiai jisai atrodyti ant mano telefono ir vidus kaip gerai paminkštintas, nes būna ne visi paminkštinti, tiesiog kiti būna tiesiog plasmasė. Tai man patinka, kaip atrodo, tikiuosi ir ant telefono atrodys gražiai. Kavos pertraukėlė, jeigu žiūrit, gerit kavą, kavos pertraukėlė arba vandens pertraukėlė. Arba arbatos pertraukėlė, arba belė kokio kito gėrimo, kurį gerit pertraukėlė, arba jeigu valgot. Gerai, toliau čia dar bus rūbelių, bet noriu jos galai palikti. Dabar noriu dar pasižiūrėti, ką iš kitų. Šitą labai laukiau, šitą gal irgi esat matę TikTok'e. Čia yra kempinėlė. O kodėl jinai šlapia? Viduj, pažiūrėkit, viduj, nežinau ar matosi, bet tiesiog yra šlapumas. Jo, smirda žiauriai. Gerai, biški nepatinka. Jinai šlapia, gal ir turi atvažiuoti šlapia, aš nežinau. Ar kažkas panaudojo ir įkišo tiesiog. Esmė, kad čia yra dulkė. Atsiprašau, sujudinau mikrofoną, tikiuosi neblogai. Čia yra dulkėm, tiesiog taip praeini ir surenka dulkės. Žiauriai geras dalykėlis pasirodė, kiek mačiau, kas turi. Tai pažiūrėsim, ar pasiteisins, kai valysiu dulkės. Gerai, žiūrim, ką dar turi. Šitų aš labai laukiau. Čia yra darytis garbanom per naktį. Tik tais, kodėl atrodo tokie maži. Palaukit, išsiaiškinsim, pasižiūrėsim. Čia yra, gerai išsiema. Čia yra toks, palaukit, susisuki, kaip aš esu rodžiusi per TikToką, jeigu mane žiūrite, kaip pasidarau per naktį aš garbanas, taip susisuku. Tai susisuki, uždarai ir užsidedi šitokį ant viršaus, kad neįdėtų tos jūsų garbanos. Ir čia du bus, tai galės darytis vieną čia sluoksnį, kitą gale. Tai labai nekantrauju išmėginti, kaip atrodys būtent darant su šitais, nes šitie atrodo šiek tiek storesni negu kad aš turiu tą garbanų darytuvą, nežinau kaip pavadinti. Tai bus labai įdomu pažiūrėti, kaip gausis garbanos būtent su šituo naudojant. Gerai, žiūrim, ar daugiau čia tik drabužiai liko, ar dar yra kažkas pasislėpę. Tuojaus. Dar yra vienas dalykėlis pasislėpę be drabužių. Tai paskutinis dalykėlis yra smilkalams, tiesiog laikyklė, nes aš neturėjau tokio dalyko, tiesiog įsideda smilkalas čia ir čia sukrenta visi tie, užkrito žodis, pelenai sukrenta. Tai va, aš neturėjau tiesiog laikyklės, aš tiesiog įkišdavau į augalą ar kažkur taip, kad man stovėtų, tai tiesiog dabar turėsiu, nes man kartais tikrai patinka tos smilkalus pakurti, tai dabar turėsiu. Gerai, o dabar einam prie rūbelių. Ir atsiprašau, šiandien nesimatuosiu rūbelio, nes tiesiog labai man viskas skauda ir dar mėnesinės, tai aš tiesiog žiauriai išvargusi, tai tiesiog noriu nufilmuoti ir eiti turbūt toliau gulėti. Tai tiesiog parodysiu, ką gavau. Tai pirmas yra 3 komplektukai bralečių ir triusiukų, bet aš pirkau tik tais dėl bralečių šitą komplektą. Man triusikai nelabai buvo įdomus, nes būtent tokių, kokių man reikėjo tų bralečių, čia buvo, o kitur nebe tokie paminkštinimai, o čia matau, kad tokie, kokių man reikia. Tai tiesiog, tokia braletė paprasta, balta, triusikėliai, ką parodysiu, įdomu, kam tokie, biški ilgesni, bet balti tai jau matau, kad baisiai persimata. Tuomet pilkas toks pat ir triusikėliai tokie ir taip pat juodas ir irgi triusikėliai tokie. Tai, bet sakau, aš pirkau vien dėl bralečių, nes aš turiu, dabar esu užsidėjus tokią, tai, bet aš jau jas turiu nežinau kiek metų, gal 4, gal ilgiau. Ir jau jos į pabaigą, žinot, kaip būna, tai dabar turėsiu tiesiog naujus, nes pats patogiausias man dalykas, ypač po operacijų, tiesiog žiauriai nespaudžia pečių visiškai ir prilaiko krūtinę, tai pats geriausias, žodžiu, dalykėlis, braletės, kurias atradau. Aš tik buvau sakiusi AliExpress'e, bet dabar AliExpress'e nebėra grinai tokių, tiesiog išpirktos, neberandu tokio stiliaus. Tai tiesiog užsakiau iš čia. Gerai,
žiūrim, ką turim toliau. Tai turim tokį rožinį bliuskutę, bet pašiltintą bliuskutę. To jau parodysiu. Tokia rožinė bliuskutė, bet jinai turi vidų tokį pašiltintą. Tai tiesiog man labai tinka šitokia spalva rožinė prie veido. Būna labai tinka, dabar gal su lūpdažniu gerai atrodo, bet turėsiu tiesiog pašiltintą versiją. Tai labai žiemai pasiteisės man atrodo, tokia maikė ir tikrai bus naudojama dažnai. Toliau ką turim. Šito dabar, kur atdarinėsiu, net nepamenu, kas čia yra per drabužis. Tai žiūrim. Gerai, dabar pamačiau rožinę. Tai tiesiog tokia maikutė, rožinės rankovės ir balta. Tai tiesiog man visą laiką patiko tos tokios, kur rankos vienokios spalvos ir vidu tas priekis kitokios, tai ir galas, tai žiauriai fainiai, tik nemaniau, kad bus tokia trumpa, bet gal visai gerai bus. Ir paskutinis dalykas iš viso ir iš drabužių yra timpos juodos, nes aš pasižiūrėjau, kad aš nebeturiu tiesiog paprastų juodų timpų, kurios gale siaurėtų. Ir galvoju, tokios timpos paprastos juodos dažnai prie ko dedasi, ta prasme labai daug kur galima panaudoti tokias timpas. Tai tiesiog galvoju, reikia užsisakyti, pasižiūrėti palei atsiliepimus geriausias kažkokias, nes tikrai aš panaudosiu jas visokius darydama outfitus, ar šiaip tiesiog gerai yra turėti timpas juodas paprastas. Tai šitos turėjo labai daug gerų atsiliepimų. Priekis toks, matote, yra, kaip pasakyti, sukryžiuotas. Galas toks ir tiesiog paprastos jos siaurėjančios. Ir kas apie tas timpas buvo pagrindiniai atsiliepimai, kas man patiko, kad visur rašė, kad jos nepersimato. Ir žinokit, iš tikro, gal labiau paspaudus jo, bet šiaip tikrai geras variantas, nes kitos iškart būna tik pridedi ranką ir jau matosi. Čia turiu, įspaust gerai. Tai labai įdomu bus pažiūrėti, kaip atrodys ant manęs, bet tiesiog pagaliau turėsiu timpas. Tai va, toks šį kartas mano didžiulis Sheino haulas. Tikiuosi, jums labai patiko. Man patiko su jumis čia taip atidarinėti. Ir jeigu toliau pirksiu Sheiną ir bus tokie dideli užsakymai, tai tikrai darysiu čia Sheino haulus, nes man kažkaip labiau patinka iškart viską parodyti, o tai ne į dalis sudėlioti, kai būna, kad reikia daryti tik tokią. Tai darysiu tikrai čia ir haulus ir visą kitą. Ir tikiuosi, jūs mane čia seksit, žiūrėsit, laikinsit video, komentuosit ir visą kitą. Tai šiandien iš manęs būtų tiek, būtinai mane pasubscribinkit, palaikinkit ir iki kito video.